Ir dabar kalbėsime su ukrainiete šunų dresuotoja Julija Mirgorodskaja. Su juo kalbėsime skirtingomis temomis. Bučoje ji gyveno karui prasidėjus, didelio masto karui prasidėjus, atėjus rusų okupacijai, taip pat gyvena ir dabar. Tai kaip pasikeitė šis Kyjivo priemiestis per šį laiką. Taip pat ji, kaip ir minėjau, yra šunų dresuotoja, tai būtinai apie gyvūnus. Pasikalbėsim apie šunų situaciją kare, kaip jais rūpinamas ir taip pat pakalbėsim, tikiuosi dar ir spėsim ir dar vieną temą aptarti, tai apie savanorišką jos veiklą pasikalbėti. Tai, mėly klausytojai, jeigu jūs irgi norėtumėt prisijungti prie mūsų pokalbio, tai galit padaryti paskambinę telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05, taip pat ir laišką galite parašyti studija@lrt.lt. Na, o laba diena, sakau Julijai. Vitaiju. Sveiki. Tai gal ir pradėkime, aš sakiau, kad viena iš temų, kurią mes kalbėsime, tai bus apie Bučą, tai gal nuo to ir pradėkim, kaip pasikeitė šis Kyjivo priemiestis per tą laiką, nuo rusų okupacijos iki dabar. Aš esu kalbėjus su ne vienu Bučos gyventoju, tai sako, kad kontrastas yra milžiniškas. Ar jūs irgi tą patį patvirtintumėt? У Бучі стало значно менше людей, ніж Bučioje dabar початком війни. daug mažiau žmonių nei prieš pilnamastų invaziją. Але я не можу сказати, що місто помінялося кардинально. Tačiau negaliu Місто pasakyti, живе, kad miestas місто pasikeitė kardinaliai. розквітає, Jis gyvena, відбудовується, žydi, yra воно вже майже atstatomas, відбудовано. jis jau praktiškai atstatytas. І бізнес намагається працювати, і Verslai люди stengiasi живуть. dirbti ir žmonės gyvena. Люди живуть і намагаються радіти життю. Žmonės stengiasi Ми маємо džiaugti savo величезні gyvenimu. проблеми наразі Mes з turime didžiulės електроенергією. problemas su elektros energija šiuo metu. Буває таке, що світла немає 10-12 Būna taip, kad šviesa годин. dingsta 10-12 valandų iš Буває, що eilės. є декілька годин на день. Būna цього. taip, kad Але turime ją tik і люди, kelias valandas per бізнес dieną, tačiau вже žmonės, трошки до цього звикли, verslai jau šiek tiek prie to наскільки це priprato, можливо. kiek tai yra įmanoma. І я не бачу, щоб люди хотіли Ir з aš Бучі nematau, поїхати. kad žmonės norėtų išvykti iš Ті Bučios. люди, які наразі в Бучі живуть, Tie žmonės, kurie šiai dienai gyvena Bučioje, liko початку війни, po pilnamastų invazijos pradžios, sugrįžo po okupacijos. Люди живуть максимально Žmonės повним gyvena життям, наскільки це можливо. Pilniausių gyvenimų, kokiu tik gali. Ми маємо дуже великі проблеми із навчанням. Turime didelės problemas su švietimo sektoriumi. Тому що, наприклад, мій син, Todėl, kad, pavyzdžiui, mano sūnus, kuriam 13, буває так, що із повного дня у школі вони Būna taip, kad навчаються po лише 1 годину і 6 iš годин visos сидять у pilnos підвалі, тому mokyklinės що dienos jie mokosi повітряні tik vieną тривоги. pamoką, o likusį laiką turi praleisti Або Rusija немає dėl oro світла, і pavojaus. тоді їх відпускають Arba додому. nėra elektros ir jos Це paleidžia основна namo. проблема. Tai didžiausia Наші problema. діти не мають можливості Viena навчатися. pagrindinių problemų, kad mūsų vaikai neturi galimybės mokytis. Sakėt, kad gerokai sumažėjo žmonių. Ar jie išvažiavo į kitas Ukrainos vietas, ar jie išvažiavo į užsienį, žodžiu, ar žinot, kur tie žmonės gyvena ir kodėl negrįžo? В мене немає такої інформації. Neturiu tokios настільки informacijos. повної, що я могла стверджувати. Tiek tikslios Але informacijos, kad багато galėčiau людей tai не teikti, повернулися, tačiau daug тих, žmonių які nesugrįžo поїхали ще на початку війни, коли Буча була būtent iš tų, kurie окупована. išvyko invazijos pradžioje, kai Bučia buvo okupuota. Тому що там було надзвичайно страшно. Буча зазнала Tada buvo першого удару. neįtikėtinai baisu, Tai odrazу Bučia priėmė prišliuose pirmąjį у нас. smūgį ir tai buvo labai І, як juntama. всі знають, Kaip visi žino, ми зазнали дуже великих втрат mes і patyrėme людей. labai daug nuostolių. І це було важко потім, Ir коли aukų. вже Бучу навіть звільнили. Tai buvo sunku net Це po було Bučios дуже важко išlaisvinimo. Tai psichologiškai. buvo labai sunku psichologiškai. Bet jūs neišvykote iš Bučos rusams atėjus, neturėjo tokios galimybės, ar sąmoningai sprendimą priėmėte? Дивіться, коли починається війна, Žiūrėkite, kai prasideda karas, tu niekada nebūni tam І pasiruošęs. це повинні зрозуміти всі Ir tai privalo європейці в тому suprasti visi числі. europiečiai taip pat. А коли почалася війна, ніхто на Kai це не prasidėjo karas, розраховував, ми niekas просто to nesitikėjo, прокинулися mes tiesiog звичайним pabudome, ранком, і я збиралася įprastą виходити rytą. в школу.
ir aš ruošiausi vesti vaiką į mokyklą. Net kai mes pamatėme sprogimus ir pradėjo skraidyti rusų sraigtasparniai, kai važiavo tankai, mes vis dar netikėjome, kad tai vyksta. Po to mes jau neturėjome galimybės išvykti. Mes tiesiog sėdėjome Rusijoje iki kovo 3, be ryšio, be šviesos, be elektros. Nežinojome, kas vyksta, tačiau tikėjomės, kad tai tuoj pat pasibaigs. Mes įsivaizdavome, kad dar porą dienų įvyks dėrybos ir visa tai sustos. Mes neplanavome išvykti, mes laukėme labai ilgai iki kovo 3. Bet po to mano vaiko ir mano psichika tiesiog pradėjo strigti. Mes Rusijoje buvom 6 su suaugusiaisiais, dar 3 vaikai ir 8 šunys. Mes nebuvome pasiruošę, mes neturėjome išteklių ilgam laiko tarpui tokiamis sąlygomis. Kartais atsirasdavo ryšys ir galėdavome išsiųsti žinutes. Ir kai mano draugė iš Borodenkos man pasakė, jai pavyko parašyti, kad pas juos atvyko labai daug kadirovcų ir kad Borodenkos beveik nebėra, tada mes priėmėme sprendimą, kad mums reikia bėgti. Tik tada. Mūsų gatvėse jau sėdėjo snaiperių grupės. Tai buvo labai neprotingas emocinis sprendimas, tačiau tuo momentu mūsų psichika jau neveikė taip, kaip turėjo ir mes tiesiog tai padarėme. Mums labai pasisekė, todėl kad mums pavyko kažkokiu stebuklingu būdu išvažiuoti, tačiau mašinos, kurios važiavo už mūsų, jie buvo sušaudyti. Mūsų kaimynų sušaudė kelios valandos po mūsų. Išvykimo. Išvykome link Lvivo. Mums pasisekė surasti butą, kur galėjome gyventi. Atsiprašau, namą, puikus namelis kaime. Kai tik Buča buvo išlaisvinta, mes neturėjome kitų minčių, ar grįžti, ar ne. Kai mums tik buvo leista išvykti atgal ten, mes sugrįžome namo. Kaip jums pačiai, jūsų šeimai, artimiesiems ir apskritai pačiai Bučai sekasi atsistatyti, atsikurti po patirtos karo traumos? Nes vienas dalykas yra atstatyti sugriautus pastatus, o kitas dalykas, išgyventi tai, ką jūs išgyvenot. Психологічно, так. Taip, psichologiškai. Тут кожна людина для себе знаходить свої instrumentai. Čia kiekvienas žmogus randa savo įrankius. І я не можу свій досвід перекладати на інших. Ir aš negalėčiau savo patirties perduoti kitiems, pritaikyti kitiems. Aš vis dar dirbu, prisidedu prie pagalbos, darau savo indėlį tam, kad karas kuo greičiau pasibaigtų. Tai man labai padeda. Aš manau, kad šiai akimirkai tai yra vienintelis kelias kiekvienam Ukrainos piliečiui ir kiekvienam europiečiui tai prie to prisidėti. Todėl, kad Ukrainai labai reikia išteklių iš kiekvieno jūsų. Tai kaip iš tiesų su ta parama yra, kokia situacija, nes vėlgi karui besitęsiant, akivaizdu, kad tos matyt paramos gerokai mažėja. Так, підтримка суттєво зменшується. Taip, palaikymas mažėja ir tai didelė problema. Спочатку люди фінансували Україну. Pradžioje žmonės finansavo Ukrainą iš privačių lėšų, todėl kad jie buvo labai stipriai motyvuoti, tai buvo emocinis sprendimas. Наразі вже пройшло більше як 2 роки, і šiai dienai praėjo jau daugiau nei 2 metai ir žmogaus psichika negali nuolat patirti tokio streso ir žmonės pradeda saugotis šių emocijų, saugoti save nuo karo ir atitolti, kaip aš tai matau, ypač Europoje. Коли я тільки перетинаю кордон, таке враження, що війни не існує. Це дуже kertu приємне sieną, відчуття. jaučiuosi, lyg karo neegzistuoja. Tai labai malonus jausmas. Europoje galime atsipalaiduoti, mes, ukrainiečiai. Tačiau всі європейці повинні розуміти, що visi так само europiečiai privalo раптово, як suprasti, війна kad lygiai почалася taip в pat Україні, staigiai, kaip вона karas може prasidėjo початися Ukrainoje, jis gali prasidėti bet kur.
Тому що ми також на це не очікували. Todėl, kad mes taip pat to nesitikėjome ir nebuvome tam pasiruošę. І наразі з того, що я бачу, ir з тих ką ресурсів, matau які нам dabar, потрібні, iš з tų того, що я resursų, kurie mums знаю, yra reikalingi, iš to, ką aš žinau, багато рішень політиків не своєчасні. daug politikų sprendimų nėra tinkami šiam laikui. І багато простих людей втратили цю мотивацію до Ir daug фінансування, paprastų тому що žmonių це вже prarado занадто motivaciją довго. finansavimui, todėl kad tai vyksta per ilgai. І ще вони мають певний негативний досвід. Taip pat jie turi tam tikrą neigiamą patirtį. Щодо, мабуть, того, що вони не отримали якісь звіти, вони не знають, куди пішли ці Galbūt кошти jie і так negavo далі. ataskaitų, nežino, kur nuėjo šios lėšos ir taip toliau. На мій погляд, Mano наразі požiūriu, фінансування, допомога і фінансування, вони parama повинні ir йти у декількох finansavimas turi напрямках. eiti keliomis Саме kryptimis. повинні, тому що Būtent privalo, це todėl вже kad не емоційні рішення tai jau повинні ne бути, emociniai а просто, sprendimai, знаєте як, стратегічні. Тобто я o кожного paremti місяця strategiją. перераховую Aš певну kiekvieną суму із mėnesį свого доходу на Tam tikrą Збройні savo Сили pajamų України. dalį skiriu Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, Незважаючи ні на що, я її перераховую nekreipdama завжди. dėmesio į nieką. Aš tai darau kiekvieną mėnesį. Якби кожна людина у Європі, Jei kiekvienas žmogus Europoje скажімо так, знайшла довірену sakykime, людину в Україні, якій вона surastų patikimą довіряє, žmogų то Ukrainoje, вона знає, що ці кошти будуть kurio розподілені pasitikė ir žino, kad šios lėšos bus paskirstytos tikslingai, по-цільовому. І 10 євро, 20 євро вкладала кожного ir місяця, 10-20 eurų skirtų kiekvieną mėnesį, ми б змогли значно краще mes galėtume воювати daug і geriau kariauti забезпечити ir перемогу значно užtikrinti швидше. pergalę ženkliai anksčiau. Kiek korupcija yra problema tiek ukrainiečiams patiems aukojant, tiek ir tas įvaizdis iš Europos pusės, kad Ukraina yra korumpuota šalis ir klausimas, kur nueis tie pinigai ir, kaip jūs sakėt, susiras tada patikimą žmogų. Проблема корупції існує. Korupcijos problema egzistuoja, Але це вже ми не можемо вирішувати це у tačiau глобальному mes negalime масштабі. to spręsti globaliai. Але кожен волонтер Šiuo може metu. вирішувати це на Bet тій kiekvienas ланці, за savanoris яку gali він tai відповідає. spręsti savo sferoje. už kurią pats Особисто yra я atsakingas. будую систему Asmeniškai підтримки таким aš чином, щоб це було Palaikymo sistemą надзвичайно statau прозоро. tokiu būdu, kad tai būtų І всі maksimaliai мої донати skaidru. отримували Ir дуже visas детальні aukas, звіти, і вони знали, яким чином visi їх кошти aukotojai gautų використовуються. detalias ataskaitas ir žinotų, kokiu надзвичайно būdu yra важливо. panaudojamos jūsų teiktos Я б lėšos. хотіла Tai yra задати itin приклад svarbu у ir aš цьому напрямку, norėčiau я це роблю. savo pavyzdžių duoti pavyzdį ir kitiems. Papasakokit daugiau apie savo savanorišką veiklą, ką konkrečiai jūs darot. Коли війна почалася, це Kai були, prasidėjo як я pilno вже masto сказала, invazija, tai buvo, у kaip кожної ir людини sakiau, такі більш kiekvienam емоційні žmogui рішення, тобто всім було sunku потрібно priimti все, і ми racionalius весь час sprendimus. донатили, побачили, задонатили, Tai buvo paremta побачили, збір, emocijomis. Kai задонатили. tik pamatydavome, kad yra renkamos lėšos, mes aukodavome. Таким чином ми всі дуже багато коштів перерахували на ЗСУ. Tokiu būdu mes labai daug lėšų skyrėme Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms. Але наразі я для себе обрала іншу стратегію. Tačiau dabar esu pasirinkusi kitą strategiją savo. Я співпрацюю з конкретним підрозділом. Aš bendradarbiauju su tiksliu padaliniu. Це Легіон Головного управління розвідки України. Tai Ukrainos Міжнародний легіон. Це žvalgybos, елітний бойовий підрозділ, Tarnybos який padalinys. об'єднує професійних tai yra військових з усього tarptautinis світу. legionas, kuris apjungia profesionalius karius iš В тому viso числі у pasaulio. нас служать і литовці. Taip pat ten yra ir lietuvių. Так. Taip. І я займаюся підтримкою саме цього підрозділу. Aš užsiimu būtent šio padalinio palaikymu І всю свою діяльність направляю ir саме visą сюди. savo veiklą Також, nukreipiu būtent ten. якщо я бачу, що Taip pat, хтось jei із моїх matau, kad знайомих, kas nors iš mano також pažįstamų перевірені люди, яких я знаю irgi особисто, patikrinti знаю, як žmonės, вони kuriuos працюють, їм pažįstu потрібна asmeniškai, žinau, допомога, kaip jie dirba, jei jiems reikia pagalbos, я також перераховую туди кошти. aš taip pat skiriu lėšų ir jiems. Kaip sekasi jūsų tam padaliniam remiamam? Ar užtenka jam visko? Я вважаю, що в Україні наразі немає Aš manau, kad такого Ukrainoje терміну, що всього вистачає.
Nėra nei vieno padalinio, kuriam nieko netrūktų. Visada kažko reikia. Дуже велику підтримку нам labai didelę pagalbą mums робить для нас teikia фонд Aidraid і Ugnė Vitkutė iš Lietuvos. Aidraid fondas ir Ugnė Vitkutė iš Lietuvos. Mums labai reikia sterlinkų ir jie padeda juos gauti. Reikalingi automobiliai, lėšos jų remontui. Reikia labai daug ko, iš tikrųjų. Ir būtent tai eina į, sakykime, ne mano atsakomybės, tačiau į tai, ką aš noriu daryti, kad galėčiau padėti vaikinams apsirūpinti. Tai profesionalūs kariai su itin sunkiamis užduotimis, kurie dirba labai specifinėse operacijose. Apie tos šunis pasikalbėkim ir apskritai gyvūnų situaciją karo metu. Čia visai neseniai rusams vėl puolant Charkivo srityje, kolega Eldoradas Butrimas, kuris dirba ten, mums pasakoja apie moterį iš vieno kaimo, iš kurio visi žmonės išsilakstė, jinai liko ten iš esmės viena ir gyvena namo rūsyje kartu su 114 šunų, tai yra visų kaimynų palikti šunys. Čia tokios vienetinės istorijos, ar vis dėlto ne? В мене особисто була історія. Aš asmeniškai turėjau istoriją, більш ніж 30 собак. Kur buvo, Ми були окуповані dalyvavo daugiau nei 30 šunų. Mes buvome okupuoti Bučoje, o mano veisėjas buvo okupuotame Mokrec kaimelyje ir pirmą dieną jis buvo sušaudytas ir jie turėjo, jo kolegija turėjo pervežti šios šunis ir saugoti juos, kol galėjau juos iš ten ištraukti. Tokių istorijų yra labai daug. У цих історіях ми можемо перевірити людяність. Šiose istorijose mes galime pasitikrinti žmogiškumą. Тому що, на жаль, є й негативні приклади, які залишали своїх собак тікаючи. Negatyvių, neigiamų pavyzdžių, kaip žmonės palieka savo augintinius bėgdami. Tačiau turime daug ir teigiamų pavyzdžių, kur matome ukrainietiškas bruožus, jų dvasią. Jų yra daug daugiau. Žmonės tikrai rūpinasi gyvūnais. Gyvūnai neapsaugoti šioje situacijoje ir visada atsakomybė už juos tenka žmogui. Ar visada klausimas bėgant gali pasiimti savo gyvūną? Žmonės visai, ką galvoja matyti apie gelbėjimą savo artimųjų gyvybės. Я вважаю, що це відповідальність, якщо це Aš твоя manau, kad tai тварина, yra atsakomybė. Jei tu turi augintinį, tu turi jį globoti ir mažiausia, ką gali padaryti, tai tiesiog paleisti juos, kad jie turėtų galimybę pabėgti. Tai, manau, blogiausias variantas man, tačiau vis dėlto geriau negu palikti pririštą ar narve, duoti jiems šansą išgyventi. O sulaukėję šunys, tokie šunys, kurie tiesiog paleisti į miškus, yra problema Ukrainoje šitoje karo metu? У Київській області я не бачу Києво сріє неmatau таких рішень і цієї проблеми. Tokių sprendimų pasiekmių. Але це не значить, що вона не існує. Tačiau tai nereiškia, kad šios problemos nėra. Negaliu teigti, todėl kad paprasčiausiai neturiu tokių faktų ir tokios patirties. Žinoma, jei gyvūnas yra paliktas vienas, jei reikia save aprūpinti ir išgyventi, jį sulaukėjo, jis sulaukėjo. Tačiau tai nereiškia, kad jų po to negalima adaptuoti. Čia mes kalbėjom apie paramą kariuomeniai, kariams, bet klausimas, kaip su parama gyvūnams. Ar irgi yra poreikis dabartiniai karo stadijai, būtent, kad žmonės aukotų gyvūnų maistui, dar kažkokioms reikmėms kitoms? Моя особиста думка, що все ж таки підтримка військових наразі більш цільова. Karių palaikymas šiuo metu yra labiau tikslingas. Я думаю, що ми в змозі прогодувати. Aš manau, kad mes galime išmaitinti savo gyvūnus. Це не є пріоритетом. Tai nėra prioritetas. Prioritetas tai karo pabaiga. Mums reikia visų įmanomų išteklių tam, kad karas pasibaigtų. Фінансування. Tai finansavimas, ginklai. Це допомога професійних військових і медиків. Profesionalių karių bei medikų pagalba. Kaip ir sakiau, Ukrainoje yra padalinys, kur dirba profesionalūs kariai.
Це міжнародний легіон. Tai tarptautinis legionas prie всі бажаючі можуть допомогти, žvalgybos tarnybos. Visi gali padėti, kreipdamiesi ten ir gavę konsultaciją apie tai, kaip jie gali padėti. Kas liečia finansavimą, ieškokite patikimų žmonių ir tiesiog susiplanuokite tai kaip automatinį atskaitimą nuo savo pajamų. Tai lyg išgerti kavos puodelį. Kavos puodelis nuo kiekvieno žmogaus kiekvieną mėnesį galėtų labai kokybiškai aprūpinti Ukrainą visko, ko reikia. Nebūtina aukoti didelėmis sumomis. Kiekvienas mažas indėlis yra itin svarbus. Це стратегія, яка може принести нам успіх. Це стратегія, яка gali atnešti mums sėkmę. Що неможливо наразі робити, це робити вигляд, що війна десь далеко, įsivaizduoti, kad karas yra toli, це вас не стосується, kad ten vyksta kažkas, kas jūsų neliečia, tai liečia kiekvieną. Це стосується кожного. Tai liečia і це може розвиватися в будь-якому напрямку. Що відбудеться, якщо війна почнеться десь į bet kokią kitą kryptį? Kas bus, jei karas prasidės kitoje valstybėje? Точно так само, як допомагаєте lygiai taip pat, kaip padedate mums jūs, lygiai taip pat ukrainiečiai padės ir jums, nes mes jau žinome, kas tai yra. Коли знаходишся далеко від країни, ти цього не відчуваєш. Відчувається так сильно навіть у Києві, тільки ми маємо там ракетні обстріли, ми не маємо там зону бойових дій. Нėra. Але це не привід забувати, що кожного дня предметом уваги повинна бути саме війна. Turime nepamiršti, kad kiekvieną dieną dėmesys turi būti būtent ant karo ir reikalinga kiekvieno pagalba tam, kad jį užbaigtume. Kaip su viltimi ir tikėjimu ir sėmimusi jėgų tam, ką daro kiekvienas ukrainietis, tikėjimu, kad karas pasibaigs, kad tai įvyks netrukus, o jei dar tęsis, kaip žodžiu tiesiog save palaikyti šitame процесі? Я дивлюся, наскільки спокійні і рішучі наші військові. Aš matau, kokie ramūs ir ryžtingi yra mūsų kariai. Я просто роблю все можливе для того, щоб у них була ir tiesiog darau viską tam, kad jie turėtų tokį palaikymą iš civilių ir galėtų daryti savo darbą. Tai aprūpina mane jėgomis. У нас немає сумніву, що ми переможемо. Mes neabejojame, kad mes nugalėsime. Нам просто потрібна допомога. Mums tiesiog reikia visų pagalbos. Ми все зробимо самостійно. Mes viską padarysime savarankiškai. Просто кожен повинен до цього долучитися. Tiesiog kiekvienas turi prie to prisidėti. Кожен з тими можливостями, які у вас є. Kiekvienas su tomis galimybėmis, kurias turi. Ačiū Jums. Dėkui labai, kad atvykote į mūsų studiją. Tai ukrainietė, šunų dresuotoja Julija Mirgorodskaja. Aptarėm ne vieną temą su ją. Dėkinga esu jai už apsilankymą šiandien studijoje.